Kolekcija gimsta, sakyčiau, gal 10% galvoju ir 90% ant audinio. Visą svajojau sukurti rūbą iš audinio, kuris nesiglamžo, nedega, nesipurvina, nerenka šunų plaukų ir visaip kitaip tarnauja žmogui maksimalų, realų tarnautiną laiką. Bet aišku, svajonė kol kas neišsipildė, tų audinių jau atsiranda, bet, sakykim, kol kas dar ne. Keisčiausias drabužis buvo sukurtas iš kino juostos perpintos, tai buvo korsetas ir suknelė, bet jie niekada plačiai, kaip čia sakęs, nebuvo nušvitę, nebuvo matę dienos šviesos, kadangi mes nusprendėm juos pataupyti mūsų mados namų sandėly ateities vaikam. Kolekcija iš tikrųjų bus pakankamai sunki. Mes gal pabandysim kitaip šiek tiek per kitą prizmę pasižiūrėti. Aš manau, galite drąsiai tikėtis šiek tiek urbanistikos, geometrijos, tikslumo,